Tinklinės naujienos. Savo internetinį puslapį pradėjo leisti Kristina Brazauskienė. Ten jie aprašo savo mintis, jausmus ir nuostabią istoriją. Kaip Italijos pirmasis sekretorius Caligula savo arklį paskyrė vykdomojo komiteto pirmininku. Nesvarbu, ką jie rašo tame internete. Svarbiausia, kad Kristinos interjere gyvenimo būdo laidos visada gerai atrodo. Labas vakaras. Jūsų smalsumą tenkina ir pavydo bamba graužia gyvenimo būdo laida Gyvenimas pagal blogerius. Mano mėly nežiniukai, jeigu jūs nežinote, kas yra blogeris, tai aš jums priminsiu, kad tai žmogus internete rašantis dienoraštį, kurį gali skaityti belekas. Pavyzdžiui, aš. Būtent tokia rašliava nuo šiol užsiema savo internetinį puslapį atidariusi nauja politikos tanketė ponia Kristina. Jauna moteris dar labiau atjaunėja, kai stovi šalia seno diedo. Tačiau ponia Kristina atrodo tarsi panelė Kristina, kai kavinės kasoje išlavintais pirštų judesiais pildo asmeninį interneto puslapį. Savo idėjas aš... Bet kai, didumo! Nu geras! Va čia tai Štolcas! Dovanokite, tai mūsų partijos vicepirmininkas, matyt, mano tinklalapį skaito. Matot savo idėjas, aš nusprendžiau skleisti internetu. Kodėl? Todėl, kad televizijoje labai sunku. Nueini į bilę kokios rūtos laidą, o tenai dar 6-7 žmonės sėdi ir rėkauja, vienas per kitų nieko negirdėt. Aš norėjau, pavyzdžiui, pašnekėti apie Kaligulos arklį, o išėjo, kad aš sovietmečiu gaudavau 2700 rublių. Ką jūs sakot? Negali būti tai labai dideli pinigai? Oi, nebūtų televizija, dieve mano. Aš jiems pasakoju apie Kaligulą, o jie vis apie algą, kurią seniai išleido. Tai gerai, tai kas apie Kaligulą? Na, matote, kaip aš rašiau savo internetinėme puslapyje, Kaligula savo arklį pasodino į senatą ir paskyrė konsulu. O daugelį mūsų seimūnų žmonės net asilais nelaiko, dieve mano. Ne, kai kurios laiko, bet labai mažai. Va todėl aš ir nusprendžiau eiti į Seimą. O ne? Taip. O tai kol dar neišėjote, gal galėtumėte parodyti savo internetinę svetainę? O žinoma. Jauna moteris patyrusiai žingsniais veda mus į kibernetikos pasaulį. Skaitmeninio amžiaus ledė čia nardo kaip silkė po marinatą. Akivaizdu, kad interneto galimybėmis skleisti naujosios partijos poziciją susižavėjęs ir partijos vicepirmininkas. Deja, mes dabar negalime apžiūrėti mano tinklalapių, nes vicepirmininkas užėmęs kompiuterį, matyt, kuria strategiją, kaip dirbti su rinkėjais. Savo internetinėme dienoraštyje įrašus atnaujinate kasdien ir ten rašote nuo vairavimo kultūros iki organų donorystės. O geras! Nu tai kaip čia dabar į tokią pozą reikia susiriesti? Dovanokite, internete rašau tai, kas sukasi mano galvoje. Ir ant liežuvio galo. Oi ne, kas ant liežuvio galo, aš rašau kitoje vietoje komentaruose. Puslapį apie save jau senokai turi ir Artūras Zuokas. Kažkuom panašu? Oi, visai nepanašu. Jo kampas internete kažkoks morkavas, o mano baltas. O be to ir nuotrauka gražesnė. Galiu parodyti, einam. O, dar nebaigė. O ilgai dar? O, aš manau, turėtų pavargti akis. Tai gal dar pakalbėkim apie ką nors? Apie ką? Apie ką norėtumėt? O žinote, kokia mano alga buvo sovietmečiu? Apie tai jau kalbėjote. Geriau papasakokite, kaip vadinsis jūsų partija. Kristinos Brazauskienės žmonių teisių gynimo sąjunga. GTS. Skamba stipriai. O jūs savo įrašus internete rašote rytais ar vakarais? Vakarais. Juk rytas už vakarą protingesnis. Jo. Gal vis dėlto pažiūrėkime jūsų tinklapį. Vytautai. Ką? Vicepirmininkė.
O ką jis čia? Senai su tavim vaikšto? Senokai. Žurnalistai nori mano puslapį internete pažiūrėti. Tai gal tiek to, aš gal pažiūrėsiu namuose vienas, kol žmona dar negrįžo. O su jumis skubu atsisveikinti ir tariu sudie. Palieku kūrybinę grupę čia vynioti laidų. Iki.